Matote vaizdus iš Geležinio Vilko gatvės, Šeškinės kalno papėdės link. Šeškinės kalno papėdė yra apvirtas vilkikas su galbūt antrinėmis atliekomis. Informaciją šiek tiek vėliau patikslinsime, koks čia krovinys. Ir beveik visai užtvėręs eismą yra. Šiuo metu lengvai nepravažiuosite, rinkitės aplinkelį. Geležinio Vilko gatvėje nuo Baltupių pusės labai didelė spūstis. Ir artimiausiu metu pravažiuoti negalima. Matyt, čia dabar bus patraukiamas tas vilkikas ir skubama jį atlaisvinti kelią. Na, per šią avariją žmonės nenukentėjo, kiek man yra žinoma. Tačiau matote, tokie padariniai. Užtverta tiesiog gatvė visa. Ir kol kas dabar laikinai sustabdytas yra eismas. Stovi nuo Šeškinės kalno pusės atvažiuojantis automobiliai. Taip pat ir nuo Geležinio Vilko gatvės pusės. Bandoma dabar atkabinti priekabą ir matyti ją patraukti. Eismas visai stovi, taigi artimiausiu metu čia nepravažiuosite. Matote, likusi dabar vos viena eismo juosta laisva, čia atvažiavęs kitas vilkikas bandys nutempti priekabą, kuris stovi ant ratų, kad jį kuo mažiau maišytų eismui. Matyt, bus eismas tuo metu atnaujintas, tačiau kliūtis dar vis ant šono gulės. Žmonės per šį įvykį nenukentėjo, tačiau rimtai sutrikdytas eismas. Matote, šalia pat yra stotelė, laimė. Ne ant stotelės užvirto visas šitas krovinys ir puspriekabė. Dabar yra eismas šiek tiek atnaujintas. Faktiškai dvi eismo juostos yra. Labai susiaurėjus važiuojamoji dalis. Taigi, geriau rinkitės aplinkelį artimiausių metų. Čia Šeškinės kalno papėdėje, Ukmergės gatvės ir Geležinio Vilko gatvės sankryžoje, šitų gatvių sankryžoje, iškart už sankryžos, važiuojant tunelio pusėn, apsunkintas yra eismas. Geležinio Vilko. Čia gal kažkaip nestabilus krovinys, tas pasismėlta, nežinant. Taigi, kurį laiką čia bus eismas labai apsunkintas. Matote, kaip atrodo Geležinio Vilko gatvė. Visai šalia Konstitucijos prospekto žiedo eismas yra faktiškai užtvertas ir artimiausiu metu čia bus problematiška pravažiuoti.